klausai, ar matai, ką girdi? Radio Gama 99 FM. Klaipėdos universitetas, jis yra išskirtinis savo specializacija, savo profiliu. Tai yra jūrinis universitetas ir šitą mums reikia prisiminti, tiesiog galvojant apie savo tą išgyvenimą konkurenciniai kovoj. Tai šitą savo specifiką ir šitą savo gebėjimus mums reikėtų netgi galbūt geriau išnaudoti, negu kad darom iki šiol. Tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurie tik ką docentė Zitos Gasiūnaitės ant Klaipėdos universiteto dedamą jūrinį akcentą, užtvirtina ilgus metus besitęsiančiais savo darbais. Šįkart darbais nukreiptais spręsti jūrai ir jos aplinkos saugumui kylančias problemas, ypač kurių priežastis – technologijų poveikis. Sibire gimęs buvęs tremtinys, šiandien Klaipėdos universitete jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto jūrų inžinerijos katedroje plušantis profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Smailys į aplinkos saugos mokslinį barą stojo dar gyvendamas ne Lietuvoje. Krasnojarsko kalnakasybos pramonės mokslinėme institute profesorius sprendė problemas susijusias su kalnakasyboje naudojamų dizelinių automobilių oro taršos reguliavimu. Vėliau darbus tęsė Leningrado centrinėme dizelinių tyrimų institute ir ne tik jame. O pasikeitus politiniai situacijai ir pakvietus Klaipėdos universitetui, netaupydamas sukauptos patirties, savo žinias perdavė būsimiesiems Uostamiesčio universiteto mokslininkams. Kokia buvo pradžia ir tąsa atvedusi į šiandieną, kokie iššūkiai ir kryptis rytojui, pirmasis toną mintims ir užduoda profesorius daktaras Vytautas Smailys. 93 metais buvo įsteigta laivų mechanikos katedra, kurioje buvo išleidžiami laivų mechanikai. Tuo metu jūreivystės institutą įsteigėme ir rengėme jūrininkus, laivavedžius ir laivų mechanikus. Na ir reikėjo mokslą daryti. O mokslo tai aišku, kad pradėjom vystyti tai, kur aš turėjau įdirbį, patirtį, gebėjimus, galima sakyti. Ir todėl prasidėjo bendradarbiavimas su laivyno administracija, su jūrinėmis organizacijomis, moksliniai tyrimai. Klausimas buvo toksai, kokią kryptis gali Lietuvoje jūrinėme sektoriuje mokslas. Lietuvoje, jeigu ir yra laivų statyba, tai dažniausiai ne pagal savus projektus. Dažniausiai tai projektai yra jau gatavi iš savininkų gaunami. Laivų variklių gamybos Lietuvoje nėra ir nenusimato. Taigi belieka vienintelis aktuali kryptis – eksploatacija. O eksploatacijoje laivyne jau tuo metu 1978 metais jau įsigaliojo Marpol kodeksas, kuris reglamentavo aplinkos taršą iš laivų. Bet jau problemos kilo aukščiau ir mes pradėjome vystyti tą kryptį, tai oro taršos iš laivų visų pirma. Dėl to, kad vandens tarša, naftos tarša jau buvo sureglamentuota labai stipriai, buvo įdiegta visur, apskaita, reglamentacija, o oro taršos ruošėsi tik įvesti. Taigi mūsų kompetencijos pasirodė labai aktualios tuo metu ir mes pradėjome dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Tų projektų pagrindų 2003, 2005, 2007 metais iš pradžių FARE, o paskui kitų profilių projektuose mes sugebėjome įkurti ir aprūpinti šiuolaikinę aparatūrą oro taršos iš laivų tyrimų laboratoriją. Dalyvavome tokiuose projektuose labai aktyviai ir sprendėme aktualius klausimus. Tie klausimai ir dabar aktualūs. Jeigu paimti, kas labiausiai rūpi laivų savininkams Baltijos jūroje šiuo metu, tai yra konkurencinė aplinka, kaip išsilaikyti, jeigu Baltijos jūroje taikomi ekologiniai reikalavimai žymiai griežtesni, negu, sakysim, ten Viduržemio jūroje ar kitose aplinkinėse jūrose, Baltijos ir Šiaurės jūros. Jos dabar jau turi SECAN režimą, tai yra sieros kontrolės ribos, kurą negali naudoti daugiau negu 0,1% sieros, o atviruose vandenyse 3,5, kituose 1%, taigi, o kuras toks žymiai brangesnis yra. Taip pat turėjo nuo 16 metų, nuo sausio 1 turėjo būti įvestas NECA apribojimas. Tai yra azoto oksidų emisijos apribojimas, trečiasis lygis taip vadinama. Nei vienas laivas, kuris neturi specialios įrangos, negali tą lygį tenkinti vien tik tai reguliuodamas ar modifikuodamas savo variklį. Antrą lygį dar galima pasiekti, kuris dabar galioja, tarkime, o trečią jau nebe. Taigi
laivų savininkai atsidūrė labai sunkioje padėtyje ir jie labai stipriai spaudė, galų gale pavyko šitą azoto oksido apribojimo 3 lygį nukelti į 21 metus. Bet šiuo metu taip pat rengiami apribojimai su šiltnamio dujų emisija, CO2 emisija. Na ir yra įvesti indikatoriai, tai yra energetinis efektyvumo indikatoriai statant laivą, projektuojant ir eksploatuojant laivą. Tai mūsų universitetas ir mūsų mokslininkai šioje kryptyje daugiausiai ir gali veikti eksploatacijai padėdami. Tai yra atlikdami tyrimus, ten, kur reikia kažkokiu būdu nustatyti tas ekologinės charakteristikas. Taip pat modifikuoti tai, kas įmanoma, sakysime, eksploatacinius režimus variklio, optimizuoti, palinkti tokius, kurie yra mažiau ekologiškai žalingi. Ekonomiškumą gerinti, čia jau yra 2 dalykai. Gerinant ekonomiškumą mes visų pirma ir pinigus taupom. Ir antras dalykas, kuo ekonomiškesnis laivas mažiau sunaudoja kuro, tai kaip taisyklė visuomet ir ekologiniai rodikliai bus geresni. Na, mes taip pat prisidėdavom ir, sakysim, kitais dalykais. Šiuo metu užbaiginėjom bonus projektą dėl naftos taršos jūroje su išleidžiamais, taip vadinamais liarniais vandenimis, bilge waters, kaip angliškai vadinasi. Tai yra tie vandenys, kurie užteršti naftos, alyvos produktais ir renkasi į laivų ertmes, kur jie surenkami ir toliau yra arba valomi ir išleidžiami į jūrą iki tam tikro lygio, bet jie visiškai neišvalomi. Vis tiek naftos ten 15 mg litrui lieka. Arba atiduodami į uostą. Šalia aplinkos taršos iš laivų tyrimų, beje, ypač pramoginių laivų, daugiausiai vandenį ir pakrantės teršiančių ne naftos produktais, o plastiko ir kitomis atliekomis. Tai mokslinių lygmenių buvo nustatyta kartu su atskiro projekto Dubrovnike, Kroatijoje metu, smarkiai dirbama, kuriant technologijas, kurios padėtų pritaikyti laivus naudoti geresnės ekologinės savybės turinti alternatyvų jūrinį kurą. Pavyzdžiui, jeigu dizelinį kurą pakeisti gamtinėmis dujomis, jau iš karto šiltnamio dujų mes apie 25-30% galime turėti mažiau emisiją. Taigi šita kryptis ir ekologiškai labai naudinga ir ekonomiškai, sakysime, gali būti, kadangi dujos yra pigesnės, bet vienas dalykas, kad tik tai instaliacija brangi, tai yra investicijos į tokį laivą arba jo perdarimą yra nemažos ir svarbiausia, kad reikia tos kuro tankus sutalpinti kažkur, ir variklį šiek tiek modifikuoti. Čia yra antroji kryptis, kuri mūsų universitetui jūrų transporto požiūriu gali būti jam naudinga ir gali padėti mūsų jūrininkams plaukiojantiems Baltijos jūroje konkurencingumą palaikyti arba bent siekti, kad nebūtų tokių reikalavimų perteklinių, kad būtų minimalus, kad apsaugoti jūrininkų interesus ir laivų savininkų interesus, kad jie neišplauktų į kitus vandenis, kadangi yra labai paprasta. Yra alternatyvos transporto. Viena alternatyva, tai mes galim iš Skandinavijos, nesušlapdami kojų, bet kokio treilerių atvažiuoti į Lietuvą, kadangi yra Švedija ir Danija sujungtos tunelių, tai jau yra sausumos kelias visiškas. Klaipėda, Lietuva turi uostą, kuris ne tik mokslininkų, miesto ir visos valstybės pastangomis siekiama, kad būtų pelningas, o pagal pastarojo laiko reikalavimus ir saugus gamtai bei jūriniai aplinkai, kurios dalis esame kiekvienas. Šiandien vis garsiau kalbama apie žaliąją, draugišką gamtai laivybą. Ko jūsų galva trūksta mūsų uostui, kad jis taptų žalesnis? Jam labai trūksta to, kad jis neturi, kaip yra toksai angliškas terminas cold ironing, lyg šaltas prosimas ar kaip išversti. Tai yra laivų stovinčių prie krantinių maitinimas elektra iš kranto. Kadangi laivai stovėdami prie krantinių visą laiką dirba jų pagalbiniai varikliai ir jie visą laiką dūmina. Tai, kad to nebūtų, turėtų būti elektra tiekiama iš kranto, tačiau Klaipėdos uoste tos infrastruktūros yra tik tai užuomazgos, yra labai padidinti nedidelės galios
taškai, kuriuose smulkus laivai gali pasijungti, kai kur keltai šiek tiek, bet pagrindinės krantinės neaprūpinta tokia infrastruktūra. Čia yra tam tikras trūkumas. Bet proveržis taip pat bus tame, kad Klaipėdos uoste, kada bus pastatytas terminalas suskystintų gamtinių dujų bunkeriavimo, tai tokiu atveju jis gali pasidaryti traukos centrų laivams, kurie turi variklius pritaikytus dirbti suskystintom gamtinėm dujom ir galės tokiu būdu orientuotis į Klaipėdą, kadangi tokių bunkeriavimo taškų Baltijos jūroje ir praktiškai beveik nėra. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus sudalyvavusiais daugiau kaip 3000 Lietuvos ir užsienio mokslinių konferencijų. Trumpai susipažinę su bent pora daktaro Vytauto Smailio ir jo komandos vystomų mokslinių tyrimų krypčių, vedančių jūrinės aplinkos saugos stiprinimo link, nekeisdami žaliosios temos savo giminingų tyrimų lauką apžvelgti prašome kito šios laidos pašnekovo, Klaipėdos universiteto profesoriaus habilituoto daktaro Sergejaus Lebedevo. Не paslaptis, kad Klaipėdos universitete vystomi platus moksliniai tyrimai ir dauguma iš jų yra nukreipta jūros problematikas spręsti. Trumpai apibūdinsiu vieną iš krypčių – biodegalų panaudojimą energetinėse įrenginiuose, turima omeny transporto priemonės tiek antžeminės, tiek jūrinės paskirties. Mūsų kolektyvas šioje kryptyje pradėjo savo veiklą faktiškai nuo amžiaus pradžios. Tai yra pirmas projektas BioVastal Fuel, tai yra biodegalai gaminami iš atliekų. Startavo 2004 metais draugė su Aleksandru dabartiniu Stulginsko universitetu, kartu su privačiom įmonėm, kadangi vienas iš tikslų buvo ne tik panaudoti, bet pagaminti pagal dabartinius galiojančius tais laikais standartus. Mūsų partneriai buvo Lenkijos institucijos, irgi 5 arba 6 institucijos. Ir kiekvienoje šalyje ta problema buvo sprendžiama atsižvelgiant į vietinius sąlygus, vietinius ypatumus. Pati problema ir jos svarba išryškėja praeitą amžiaus pabaigoje, kada daugelių standartų struktūroje atsirado griežti reikalavimai aplinkosaugai iš transporto priemonių. Tam, kad įvykdyti standartų reikalavimus, sumažinti aplinkos taršą išmetimų iš variklių, kurie yra širdies, bet kurie transporto priemonės, vokiečių mokslininkai, inžinieriai pradėjo naudoti degalus pagamintus iš augalinės kilmės žaliavos arba gyvulininkystės produktų žaliavos. Visų pirma, iš augalinių kilmės ir vienas iš pradinių kūro buvo rapsametil esteriai. Ir kaip dažnai būna, kiekvienas naujas aspektas yra senai pamirštas senas aspektas. Tai dar Rudolfas Dizelis savo sukurtame 1892-6 metų periode jis jau bandė naudoti dizelinėse varikliuose riešutų aliejus. Bet jis vertina kitokius problemas ir rezultatus negu aplinkos sauga. Ta problema nebuvo taip išryškinta tais laikais. Ir dabar grįžtant prie augalinės kilmės kūro panaudojimą, jau pagrindė sprendžiamas aplinkos sauginis aspektas. Prasidėjant nuo vokiečių, ta problematikos sprendimas išsiplėtė visoje Europoje ir Amerikoje. Kiekvienom regione ta problema sprendžiama priklausomai nuo žemdirbystės ir atitinkamai nuo galimybės panaudoti vieną arba kitą žaliavą. Bet esmė tame, kad naudojant tą kūrą keičiama iš dalies naftinis kilmės kūras, tai yra susiję ir su ekonomijai panitinė priklausomybė, tai yra ypatingai svarbu Europos Sąjungai, tame tarpe Lietuvoje. Ir tais laikais mes pradėjom bandymus kartu su mūsų kolegom ir buvo sprendžiamas gana platus spektras nuo pagaminimo iki panaudojimo. Ne tik panaudojimas, bet ir turėtų būti vertinta atitinkama bazė naudoti ir gaminti tą kūrą, gaminti pagal veikiančius standartus ir kuo efektyviau su mažesnė tarša eksploatuoti atitinkamai transporto variklius. Po sėkmingos pradžios buvo tęsiami pradėti darbai, kuriama antros biodegalų kartos sistema. Kaip suprasti pirmos kartos ir antros? Pirmos kartos biodegalai, rapsametil esterį arba rapsų aliejų, kurį gali nupirkti bet kurioje parduotuvėje, tai yra maisto žaliavos pagrindų pagamintas degalas. Ir tai prieštarauja, turi tam tikrus moralinius aspektus
tuo metu, kai atskiruose regionuose trūksta maisto, yra problemas su maitinimu, Afrika ir kiti regionai, tuo metu maisto žaliava yra naudojama kuro gamybai. Ir maždaug prieš 10 metų jau prasidėjo nauja banga, nauja kryptis, ir dabar stiprinama ir plečiama, tai yra ne maisto žaliavos panaudojimas degalų gamybai. Ir sekantis mūsų projektas, mūsų kolektyvo buvo susiję ir pavadintas Kamilina Sativa. Tai yra siejamoji judra, Lietuvos pavadinimas, kuri nėra susiję su panaudojama maisto pramonėje arba kitose struktūrose, kitose kryptise. Tikslas buvo tas, kad įvertinti atitikimą ir galimybę efektyviai, kaip ir rapsametil-esterį, kuris yra paplitę visoje Europos Sąjungai, panaudoti tą naują kryptį, efektyviai naudoti transporto priemonėse. Projektas irgi buvo vykdomas su mūsų jau partneriais iš Lenkijos pusės, tai yra 7 institucijas. Iš Lietuvos pusės projektas buvo sustiprintas tom, kad atsirado dar struktūra, kurioje auginama Kamilina Sativa arba siejamoji judra. Tai yra Lietuvos žemdirbystės instituto filialas Vėžačiuose. Projektas sėkmingai buvo pabaigtas. Pabaigtas šis projektas ir imtasi naujų, tokių kaip gamtinių dujų panaudojimas transporto priemonėse. Plačiau profesorius Sergejus Lepetevas. Tai irgi ne visai nauja technologija, tačiau dabartiniu laiku siekiant užtikrinti tam tikrą gerą autonomiškumą transporto priemonį, kad jis nuvažiuotų tinkamą atstumą, kad nebūtų pažeisti techniniai reikalavimai eksploatacijai, naudojamas suskystinti gamtinius dujus, tai vadinamas SGD arba angliškai LNG. Ir tam, kad tą kryptį vykdyti, Lietuvoje yra ypatingas sąlygos, nes Klaipėdos regione yra, kaip žinia, pastatytas ir jau funkcionuoja 15 metų pabaigos suskystintų gamtinių dujų terminalas. Ir Klaipėdos naftos planai yra susijęs su tinklo plėtra ne tik antžeminių, bet ir jūrinių kelių. Panaudojimas irgi turėtų būti plečiamas ne tik pramonės arba urbanistinių rajonų panaudojimui, bet ir plačiam panaudojimu transporte. Europoje ta kryptis jau plačiai vystama, sudaromi mėlyni taip vadinami koridoriai, tai Vokietija, Anglija, kitas šalis, kuriuose gabenama ir plačiai naudojama pačiuose vilkikose suskystinta gamtinis dujus. Lietuvoje tai gana nauja kryptis, tai yra ribotas panaudojimas ir tada atsirado platus spektras būtinų sprendimų klausimų, nes yra mintis, yra poreikis, jis visiškai pagristas, kad pritaikyti jau senai eksploatuojamas, galbūt dalinai morališkai pasenusis technikos veikimą prie LNG. Kuo tai svarbu? Svarbi tom, kad morališkai pasenusis parkas užima didelį dalį viso eksploatuojamo parką, jis atnaujinamas, jis Lietuvoje ne taip dinamiškai, intensyviai, kaip norėtųsi. Vienas iš projektų, kuris šitoj srityje planuojama daryti, jis ruošiamas ir formuojamas dabartiniu laiku, tai yra susijęs su Klaipėdos valstybiniam uoste operuojančių vilkikų pervedimo darbo LNG. Ir sekantis etapas to projektų, kuris irgi yra numatomas, vertinamas ir dabar derinamas su mūsų partneriais. Mūsų partneriai dabar yra ir Rostoke institutas, kuris vertina alternatyvios energetikos plėtrą tame regione. Pas mus yra platus santykiai su Lenkijos institucijoms ir Gdanske, ir Varšuvoje, ir Čečenė. Nepaminėjau, kad yra svarbi kryptis ir rytų partnerių pritraukimas, tai yra bendra tendencija stiprinti mokslinius tyrimus vakarų ir rytų mokslininkų. Ta kryptis pas mus irgi yra vertinama ir plečiama, tai yra Ukraina ir Baltarusija. Planuojant tą projektą, numatoma ne tik apsiriboti vilkikų pervedimo darbą Klaipėdos uoste, tai pirmas žingsnis, bet planuojama išplėsti tą kryptį ir pagrindinius Baltijos uostus, kadangi ta pati problema Baltijos regione, tai turime minį Latviją, Estiją ir Lenkiją, dauguma atveju, kaip ir antžeminis transportas, funkcionuoja senos kartos pasenusi laiveliai uostuose ir atitinkamai tais pačiais metais instaliuoti variklį seni ir jų pervedimas irgi yra aktualu. Vienas iš pavyzdžių arba palyginimų, Klaipėdos uoste bendra tarša iš operuojančių uoste vilkikų maždaug sudaro 15% nuo bendros taršos įplaukiančių išplaukiančių laivų. Tai gana reikšminga dalis ir jo įtaka neabejotinai yra kenksminga ir aplink esantiems rajonams. Vykdant projektas, vienas iš pagrindinių reikalavimų, dabartinių reikalavimų
projektuose ne vien tik mokslinės institucijas turėtų dalyvauti ir iš funkcionuojančios veiklos, iš pramonių, iš rinko funkcionuojančių struktūrų dalyviai, verslas turėtų būti. Ir pas mus jau seniai vystomi, stiprinami ne tik moksliniai, bet pagrindiniai ir akademiniai ryšiai su Vakarų laivų gamykla. Ir toj kryptyje mes tęsiam savo bendradarbiavimą ir vienas iš mūsų numatytų partnerių yra viena iš duktyrinių įmonių Vakarų laivų gamyklos. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus paskelbusiais daugiau kaip 9000 mokslinių publikacijų. Galima būtų dar kalbėti ir kalbėti, tačiau laikas, kaip ir degalai, turi savybę mažti. Todėl pats metas mintims apie šiandien ketvirtį amžiaus su pliusu skaičiuojantį Klaipėdos universitetą. Mintims džiugioms ir kviečiančioms susimastyti, ne tik dėl retėjančių studentų gretų mūsų šalies mokymo įstaigose. Jis visų pirma yra jaunas, jis yra ambicingas, ne be pagrindo ambicingas, kad jame dirba tikrai aukšto lygmens mokslininkai ir jauni ambicingai mokslininkai. Tai yra idealus atvejas, kada yra patyrusi mokslininkai, jau korifėjai ir pripažinti, kuruoja ir dirba draugė ranka su jaunais mokslininkais, kurie yra irgi auginami iš to pačio kolektyvo. Yra gana daug krypčių, bet pagrindė visas kryptis, kaip ten nebebūtų, yra susiję su jūra. Tai yra mūsų ideali kryptis, kurie yra tikrai jau nebekartojama Lietuvos mastu, tai yra mūsų unikali kryptis. Ir toj kryptyje vystomi mūsų tyrimai. Iš jo atsiradimo prigimties nusakyta ir pagrįsta, kad jis turi gyvuoti ir turėtų plėstis, turi stiprėti ir turi dirbti Lietuvos labai. Universiteto materialinė bazė, jinai nepalyginamai pagerėjo su to, kas buvo anksčiau. Bet dabar universitete yra, atvirai kalbant, tam tikra situacija šiek tiek neraminanti. Kuriamas taip vadinamas mokslo ir technologijų slėnis, jūrinis slėnis, bet bekuriant tą slėnį buvo padaryta ir klaidų moksle, ypač moksle, ir bet kokiuose ir technologijose aukštesnėse, visuomet labai svarbu yra paveldimumas. Įtvirtinti ir stiprinti tą, ką turi, ką esi pasiekęs ir imtis naujų veiklų, naujų krypčių, tik tai gerai paruošęs dirba. Galima nusipirkti pačią geriausią įrangą, moderniausią, bet jeigu tu neturėsi specialisto, kuris tą įrangą moka dirbti, tai ta įranga yra tuščia vieta. Bet netgi jeigu tu turi specialistą, kuris moka naudoti tą įrangą, turi būti specialistas, kuris idėjas formuoja. Tai klaida, kuri buvo padaryta, buvo tokia, kad šitą jūrinio slėnio struktūrą ir bazę kūrė didelė dalimi administratoriai, kurie nebuvo, kaip sako, mokslininkai tikri. Ir to rezultate kas gausi, kad praktiškai įranga visai yra, bet pagrindiniai specialistai jau išeina. Aš išeisiu, kitais metais užbaigsiu darbą, į pensiją išeisiu. Taigi, profesorius Liebedevas, jis veda tyrimus susijusius su kuro alternatyvos. SGD, biokuro, kitas energetinės variklių tyrimus, tarkime, o labai produktyvus ir labai aktualus kryptis oro taršos iš laivų, jinai faktiškai dabar beveik nebus kam tęsti tos tyrimus. Tu visuomet išsaugok tai, ką pasiekiai, ir jeigu tai yra aktualu ir svarbu, tai vystyk toliau, o neuždaryk. Proto tonai Klaipėdos universiteto, jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto, jūrų inžinerijos katedros profesorius habilituotas daktaras Vytautas Smailys ir profesorius habilituotas daktaras Sergejus Lebedevas. Ačiū, pliusas jums. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.